Ką, reportažas po savaitės Toronte? Įsikėlėm į naują būtą po kelionę. Ką papasakos? Tai pasako, kas naujo, kas gero. Žurnalistas, prašom, klausimus. Kur mes važiuojam dabar? Mes važiuojam dabar iš tikrųjų į Oakville, Toronto priemiestį. Aš čia užsišnekėjau, man čia reikia į kairę. Kaip čia Vėl mašina neveikia kondiškis. Ai, man užsidegs rodiklį. Turim GPS. Pasiėmėm vėl tokią pat mašiną, kaip 2009, kai važiavom į Las Vegasą iš Los Andželo. Dodge Grand Caravan, čia jau mūsų tapo mėgstamiausia mašina. Labai patogu iš tikrųjų galą pafilmuoti, kiek ten. Kanjone mes netgi mėgojom. O dabar persivežėm ir spintą, ir čiužinių. Revaldą. Revaldą, jo. Labai pasisekė, kad pas tą lietuvę apsigyvenom, mums parūpino. Butą gavom vien plikom sienom. Tai parūpino čiužinių pradžiai viską. Baldų, biškį kėdučių. O dabar dar to pačiu, kadangi įsinomavo mašiną, nuvažiuosime ir Niagaros pasižiūrėti. Ką? Gal išjungkot biškį? Atsidaryt langą nori? Nes čia tokį kaitulų stovėjau. A, žiūrėk, va čia jungiau dabar, ar ne? Palauk, pabandom tokį bairį. Nežinau, o čia kas? O, man sukt galim. Man jau pipina, ne? Dar neturbūt. Aš čia su kondiškė žaidžiu, ką čia, tai gal atsipalaiduoju, ne? O mašina gerai traukia, gaziuką duodė. O, blemba, britvininkas. Čia 50 galima, aš važiuoju 60. Britvininkas man jau tvarko pirmą juostą. Taip, kur man važiuoti reiks, tai net nežinau. Dabar, ne? Dar ne čia. Aš persirikiuosi pirmą juostą. Tokią bandūrą vairuoti visai įdomu yra iš tikrųjų. Automatas, viskas patogiai, nu. Priklauso, bet gabaritai tai tokie nevaikiški. Tai va, gyvensim dabar savo bute. Liko tik tai darbą susirasti. Va, rent me. Čia viskas patogu, galėjom tokį išsinuomoti. Galėjom porai valandų išsinuomoti pigiau. Šitą mašiną iš tikrųjų nepigiai mums kainuos. $100 kažkur, plus draudimas, GPS-as, nu, išeis apie 140, manau, dar benziniuko apie 30. Nu, kažkas mums kelionę atsieis po $40, įsivaizduoju, negali. Tai vis pigiau negu autobusų būtų po 60. Ir plus malonumas pavažinės tokia mašina. Patogumas, sėdėla. Čia kada jisai rodas? Už 800 metrų. Reikia dar pagauti šitą GPS. Aš jau iš tikrųjų pasiklydau, kur mes esame. Dabar GPS-as ir nieko nebemąstau. Mes jau čia kažkur iš Toronto centro išvažiavom. Nu, reikia tau kondiškę. Ką? Reikia dabar kondiškę. Man tai Pradėjo veikti. Dabar laimingas. Aš paspaudžiau, matai, AC čia nais. Mygtuką. Tai yra, norėjai pasakyti, įjungi kondiškę. Nu tai jos. Ten, kai man tiksi. Tai gerai, gali čia per daug nefilmuoti. Pafilmuosim Niagarą, bus gražesnių vaizdų. Kiek ten daug vietų?